2016 buvo pasijungęs, o dabar grįžo jisai į mūsų eterį, tikiuosi jisai grįžkės laiko. Dar kartą norėčiau pasveikinti jums su rytdiena sausio 25 trečiadienis ir perskaičiau kalendorių darbo. Žinau, kaip skamba. Švento Pauliaus apsivertimas pusiaužiemis. Valio, pusę žiemos mes pakentėjom. Tai va. Mano tema, kaipgi visgi pradėti su FM Grow. Tai klausimas, kuris nebūna dažnai užduotas po eilinės prezentacijos. Nesvarbu, ar tai asmeninis susitikimas, ar tai masinis FM Grow renginys. Jis dažniausiai susiformuluoja naujokams FM klubo nariams pirmosiomis dienomis po sutarties pasirašymo. Ir nėra lengva naujokui pripažinti. Aišku, jeigu jis nėra patyręs tinklininkas, kad darbas pradedamas stichiškai pribėgomis. Tai yra kaip papuola. Jūsų motyvacija čia užsidirbti labai greitai krenta, išgirdus keletą pažįstamų pasakius ne. Va štai čia ir pagrindiniai klystkeliai naujoko. Atrodo viskas lyg ir aišku, lyg ir pristatyti, atpasakoti prezentaciją galiu. Juk nemažas vaikas, man jau virš 18 metų, sugebėsiu. O per pristatymą buvo ne kartą pasakyta, bet naujokas neišgirsta. Čia naujo verslo industrija. Reikia pasimokinti, dar kartą iš didžiosios raidės, pasimokinti. Mes čia statom sistemą, išliekamąsiom pajamom gauti ir kuo didesnėm. Čia pradinės klaidos labai sunkiai vėliau taisosi. Pasimokinti dar kartą, tai paprasta kalba reiškia ateiti dar kartą į pristatymą, dar kartą susitikti su savo sponsoriumi, tai yra rėmėjai, ir pasidaryti savo pažįstamų sąrašą. Nuo mažiau 20 žmonių. Geriausiai šiltų ir pusiau šiltų kontaktų. Ir juos pakviesti susitikti. Pakvietimas pokalbis neilgesnis, jeigu tai vyksta telefonu, nuo minutės iki 2. Nu 2 tai jau irgi per daug. Priklausoma, kaip jūs pažįstate tą žmogų ir koks laikas jums tinka. Susitikimo metu dalyvauja ir kalba rėmėjas. Jūsų pareiga pristatyti savo rėmėją keliomis frazėmis, kad jūsų draugas, draugė suklustų. Tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, štai aš pradėjau naują verslą ir mano partneris Dailius PVZ tau viską išdėstys. Kitas variantas. Noriu jūsų pažindyti su mano veiklos kolega Dailium PVZ ir skirkit mums 30-40 minučių mūsų pasiūlymų. Dar vienas variantas. Ar įdomu, kaip pasidaryti išliekamąsias pajamas? Žinot 3-5 pažįstamus savo tarpą, kas norėtų sutaupyti. Apie tai jums papasakos mano rėmėjas Dailius. Jeigu tai supratot, tai yra vos kelios frazės, bet jos aukso vertės. Žmogus visai kitaip priima jūsų rėmėją, visai kitaip klausosi. Tai yra labai svarbu. Pabandykit atidirbti tas frazės ir šios frazės atsišlifuos iki idealių priklausomai, kiek jūs darysite susitikimų savaitę. Ir puikiai žinia, kad kiekvieną kartą darant pristatymą savo rėmėjo, kiekviena sekanti frazė bus idealesnė už anksčiau pasakytą. Tai reiškia praktika ir dar kartą praktika. Tai kągi, užfiksavot, kad jūsų pirmi žingsniai po išklausytų kelių prezentacijų geriausiai, kai kalba skirtingi pranešėjai, būtinai prižiūri sponsorius. Jis vienas iš labiausiai suinteresuotų asmenų, kad jums sektųsi. Paklauskit savęs, ko vedamas jūs pasirašėte FM Grow, nes galimi tik šie teisingi atsakymai. Noriu sutaupyti, noriu pasiekti finansinės nepriklausomybės, noriu prisidurti prie savo pajamų 1-100 litų, nei pats gerai nežinau, tai reikėjo mano draugui, jis labai prašė. Čia pats įdomiausia frazė. Kai bus pas jūs esamų laiko momentų vienoks ar kitoks atsakymas,
būtinai pasidalinkite čia informaciją su savo tiesioginiu ar anksčiau stojančiu sponsoriu. Juk kiekvienas turim tik tas pačias 24 valandas ir savo veiklos laiką skirstom proporcingai savo aktyviems daugiau, mažiau vartotojams ir tik labai nedaug neapsisprendusiems, tai yra laiko. Jei jūsų grupėje nėra žmonių, tai jūsų visas 100% laikas tam yra skirtas tam draugui. Ir tik su sponsorium, žiniomis ir sugebėjimu kalbinti draugą arba draugę, čia pradėti kažką veikti. Keletas praktinių patarimų sutaupančių jūsų laiką darbų su savo grupe. Per kiekvieną naują FM Group narį, tai yra pas kiekvieną FM Group narį iš savo medžio pasiimkite jo elektroninio pašto adresą, mobilų telefono numerį ir šiek tiek informacijos apie jį. Ir visą tai geriausiai registruoti savo elektroniniam pašte. Aš naudosiu asmeniškai Gmail.com ir galiu praktiškai pasakyti sulyginti su Gmailu. Jei neteko kažkada tai naudotis, bet jeigu tai yra problema, tai aš biškį parodysiu, įjungsiu transliaciją, kaip tai daryti, o keliom frazėm pabandysiu taip konkrečiai pasakyti. Tai reikia suburti kontaktuose, susikurti, tai yra kontaktuose FM Group grupę. Kaip ją užsivadinti, tai yra patogiausia. Po to atsidarius tą grupę, pasirašyti šios duomenys, kuriuos surinko ten mobilų telefoną, kažkokią informaciją apie žmogų, atsidaryti naujas kontaktas, priskirti grupėje paukščiuku, kad tai yra FM grupės narys, ir tik vieno laiško dėka apie visas naujienas renginius, apie nuolaidas, apie suplanuotos lankytinius miestus, galite informuoti visą savo grupę. Tai ką, kadangi sakiau, kad galiu tai padaryti, pademonstruoti, dabar jums paslaiduosiu, paleidžiu, čia kada užsidegė pauzę, nuleidžiu šitą nuotraukėlę į apačią, šitas irgi, ir mes parodysime, kaip tai galima gyvai pašte. Taip, čia Gmail variantas ir tai yra praktiškai standartinis lapas, kai jis atsidaro. Reikia užeiti ant elektroninis paštas aktyvios eilutės, paspaudus pasiskleidžia ir yra grafa kontaktai. Spaudžiam kontaktai ir visi čia yra prašymai. Čia yra mano sukurta grupė, bet norint kurti naują, jeigu jos neturi, tai yra užsivadinti, reikėtų spausti čia nauja grupė ir užsivadinti jums patogį variantą. Gal jums FM Group netinka, gal nariai, gal verslo partneriai, kaip norit, bet tai yra labai patogu, kai yra žodis FM. Tada spaudžiat naujas kontaktas ir čia žmogui darot vardą prašymą, čia įstatot elektroninį paštą, čia mobilų telefoną, adresas. Irgi, sakyčiau, būtent užtenka, aišku, kad miesto, Kaunas, Vilnius ar kažkas, čia pasirašot pastabą apie tą žmogų, ką jūs žinot ir ką norėtumėte, kad su laiku kažką tai užuomina kažkokia tai. Ir svarbiausiai tai yra čia, pasiskleidus, neužmiršt uždėti paukščiuką, kuriai grupiai priskiria FM Group. Ir kai jūs uždėsite čia paukščiuką, jūs prašydami grįžtam į kontaktus, atgal, grįžtam į elektropaštą ir rašau sukurti. Tada šiuo atveju šičia rašote, paspaudžiat pridėti nematomą kopiją, paspaudžiat BBS. Ir čia jūsų iššoka visi jūsų grupės adresai. Paspaudžiat FM Group, paspaudžiat visi, atlikta. Ir visi adresai, kurie buvo, iškart atsiranda čia. Galit tekstą, ką norit, visi gaus tą laišką, sutaupysit marės laiko, bet galėsit kaip reikiant prižiūrėti savo grupę. Aišku, dabar aš ją atjungiu. Taip. Čia biškį neleisim žemyn, prašo išsaugoti. Esmė, kad kai tik tai ta grupė bus sukurta, jūs tenkitės gal net pradžiai ir iki 2-3 gylio juos prijungti savo grupę. Kai atsiranda pas jūs lyderis ir jisai pradeda šefuoti savo grupę, kad jisai dubliuotų informaciją, tai reikia tą paukščiuką, kurio demonstravau FM Group nuimti, pasilikti pas savo adresuose
jį, o jau prižiūrės jo tiesioginis sponsorius. Antras patarimas apie laiko sutaupimą arba išmokimą, reikia išmokink naujoką, jei jis naudojasi savo elektroniniu paštu ir jame bent apsilanko į savaitę kartą prisijungti prie šio seminaro webinaro, taip kas ir dabar vyksta. Jis gal jau jūsų ir negirdi. Tai yra elementaru, kad jis, o kito paklausys, tai yra kažkokio pašnekovo ar manęs ar kažko. Ir nors tai iš jūsų girdėjau daug kartų, bet jam, kaip sako kitas žmogus, gali kristi žetonas ir jis praregės. Žetonas perkeltine prasme, suvokimas, supratimas, atradimas savęs. Dabar norėčiau tokią biškį užtikau apie laiką čia pagal Tomą Kaulingą. Norėčiau pasidalinti keliom mintimis ir frazėmis. Kad įvesti ir susivokti, norėčiau pasakyti, kiekvieną dieną sudaro 86 400 sekundžių. Ir tam yra 7 laiko planavimo žingsniai, kaip minėjau pagal Tomą Kaulingą. Pirmas žingsnis. Laiko valdyti neįmanoma, todėl laiką reikia planuoti. Skaitysiu gal kiek lėčiau, gal kam frazės kurios patiks, gal kažkas norės susikonspektuoti. Pakartosiu. Pirmas. Tai yra 7 laiko planavimo žingsniai. Pirmas. Laiko valdyti neįmanoma. Todėl laiką reikia planuoti. Antras žingsnis. Tai, kas svarbiausia, reikia turėti konkretų svarbų tikslą. Tai, kas svarbiausia, reikia turėti konkretų svarbų tikslą. Trečias laiko žingsnis. Suskirstyti visą veiklą pagal svarbą. Nustatyti aiškius prioritetus. Pasikartosiu. Suskirstyti visą veiklą pagal svarbą. Nustatyti aiškius prioritetus. Čia išdetalizuota dar keletos frazės. Pasidaryti aišku darbų planą. Visus numatytus darbus suskirstyti pagal svarbą. Kiekvienam darbui turi būti numatytas laiko tarpas. Ketvirtas žingsnis. Laiko matai. Teiginys. Tai va, jie yra 4 ir pabandysiu juos iš lėto pasakyti. Skubus, svarbus darbai. Tai pirmas. Antras. Neskubus, bet svarbus darbai. Trečias. Skubus, bet nesvarbus darbai. Ir ketvirtas. Nesvarbus ir neskubus darbai. Čia prie toks teiginys yra. Efektyvūs žmonės orientuojasi į galimybės, o ne į problemas. Penktas žingsnis. Jis labai trumpas ir aiškus. Jokių vėliau daugtaškis. Pasikartosiu. Penktas žingsnis. Jokių vėliau daugtaškis. Šeštas žingsnis. Tik jums skirtas laikas. Tai kaip maloniai nuskamba. Tik jums skirtas laikas. Reikia skirti kelias valandas savo pačiam, pabūti su pačiu savimi, kaip paaiškinas tai. Ir 7 žingsnis – efektyvūs susitikimai. Nelaukti vėluojančių, numatyti laiko pabaigą. Čia galioja Pareto dėsnis. 80% įdėto veiksmo duoda 20% rezultato. Ir yra tokia frazė, 90% rezultato galima pasiekti pasitelkus 10% laiko. Viską reikia planuoti iš anksto. Laiko planavimas svarbus tik tiems žmonėms, kurie nori daugiau gyvenime pasiekti. Čia su tokiais parekomendavimas, paskuriom frazėm, būtų malonu, kad jeigu kažkokie tai klausimai iškylo ir norėtumėt matyti, kaip tai yra galima parašyti, aš dar noriu parodyti, kad čia yra, jeigu jūs matote tą, kaip sakant, kaip įdėdauto webinarą funkciją, tai čia yra galimybė rašyti klausimus. Vat kur čia eilutė, prasiskleiskite ir žemiau, galima parašyti klausimus ir bus tiesioginis bendravimas. Tai yra man maloniau jausti auditoriją, matau šiuo metu 24 klausantis, tikiuosi iš jų pakankamai visi įdėmiai klausėsi. O dabar, kol dar laukiant kažkokių tai klausimų, kažkokių tai pokalbio pratęsimo, aš norėjau parodyti iš vienų mokymų va tokius kadriukus.
Aš dabar biškį sugrįšiu per nuotraukas atgal žingsnis, šitą uždarysim, ne šitą norėjau rodyti, taip, čia mes nepasidėjom, taip, na, atidarysime į kitus dokumentuose dar kartą, nes taip, čia mes turime. Va, norėjau prieš rodant gal biškį pakomentuoti, prieš metus vasarą, ne, galbūt ne prieš metus, prieš daugiau negu pusę metų buvo Kauno grupė nusisamdžius Vygautą Pikčiūną, žinoma speakerį, mokytoją tokiems, kuris dirba pagal Syvos metodą, suderinus ten su kiekvienam grafikais, primiršau tos teiginius. Ir man labai patiko asmeniškai, man toks praktinis mokymas. Čia yra šią minutę pademonstruosiu pasiruošimą ir pakomentuosiu, kas tai vyko. Čia vyko užduotis, tuo aš patrauksiu, kad mažiau matytųsi. Vyksta komentarai pasiruošimui tai užduočiai. Užduotis, kad reikia visą grupę perkelti, neliečiant šniūro į kitą pusę, bet visi absoliučiai turi būti perkelti. Negalima ten, galima būti kablukus nusiimti, o kaip buvom, taip ir esam tą užduotį gavom. Čia vyksta pasitarimas garsiai. Yra skirtos ar 5 ar 10 minučių, neprisimenu, tam pasiruošimui. Va, 5 minutės buvo pats. Čia mes garsiai tą, o nes užduotį reikės vykdyti be garso, bus daroma tai yra tylomis. Jo laikas neribotas, po to jo užduočiai. Palietų šniūrą ant baudą, reikia žmogui grįžti atgal, sukalbėjus susikeikus taip pat grįžti atgal. Šiuo metu dar vyksta pasiruošimas, galvojam kaip. Čia bandome eiliškumą sustatyti, kas lengvesnis, sunkesnios. Gavom leidimą, kad cypti, emocijas reiškia, galim leisti. Nes kalbėti užduoties atlikimo metu visai negal. Juokti sako, ne. Kaip matot, vyrų mažuma, tik 2. Tai čia leidžiu dar kartą, gal biškį pakartojimo, kas pradžioje negirdėjau, kad įsigilintų dar kartą.
Emocijos. Gerai, čia stabdau. Dabar tai bus pirmas, tai kaip mums sekėsi. Kalbėti negalima, čia kalbu aš. Tai pradžia buvo nieko. Einam toliau. Ties galu vis sunkiau. Čia komandinis darbas. Siekti reikia naujokams komandinio darbo. Ir kai yra vienas tikslas, atrodo, visi vis tiek susikalba. Žestai neatidirbti, viskas tik aišku. Atsiprašau, Dailiau, visi mato tik vieną nuotrauką. Aha, supratau, kaip gaila, nesislėpdavo. Gerai, kad pasakėjai, tada aš pažiūrėsiu iš karto labiau neįjungas gerai. Administratorių aš tai pabandau sakyti, ką dabar mato. Pirmina? Alio. Matau tavo papkę nuotraukų. Alio. Nu, labai gaila, kad ko gero nepavyko parodyti. Kažkaip neįtikėtinai. Ar čia nesuspėjo transliuotis? Gerai. Tada mes pasižiūrim situaciją, kas dabar stovi. Tai grįžtam veiksmus. Tai paliksime tą vieną nuotrauką, kaip jums reiškia Lina. Ir pratęsim pokalbį. Tai va, matau 20 šiuo metu dar iš ryto ir klausosi manęs. Klausimų pasižiūrėsiu, ar turime mes užduotų klausimų. Tai visi mato tik vieną foto, kas nors kalbėkit, ar esi. Supratau, čia ir minė tai parašė. Klausimų kol kas aš gyvai ir nematau. Gerai, palauksime, po to klausimai atsiras. Dabar pasikartosiu temą, tai kaipgi visgi pradėti su FM Grow. Tas pradžia su FM Grow, kaip ir kiekvienoje tinklo marketingo kompanijoje, labai būtų puiku, jeigu žmogus susivoktų ir studijuotų marketingo planą. Dėl to, marketingo planas tai yra komisiniai, pagal ką vyksta atskaitimas ir apmokėjimas jūsų padaryto darbo. Nes, kaip sakiau, paskaitos metu, jeigu jūsų mintis, kaip sakant, pasirašymas, noriu prisidurti prie savo pajamų 1-100 litų, vis tiek reikia žinoti, pagal ką jums tos pinigos mokės ir kaip jūs jos galėsite pasiimti. O jeigu jūsų klausimas frazė, noriu pasiekti finansinės nepriklausomybės, jūs iki detalių turite tą marketingo planą suvokti. Tai nereiškia, kad jeigu jūs jį skaitote arba kažkokią klausėt pristatymą ir jūs jo nesupratot iš pradžių, dėl to galima ir paklausyti. Čia dabar matom foto su tavim, pikčiūnų ir polom. Taip, dabar jau nerodau filmų, vedu diskutavimą, tai kažkaip tai nesupratau, kodėl nevyko demonstravimas. Aš norėjau labai parodyti tą treningą. Iš tikrųjų pabandysiu dar jį paleisti ir parašyti komentarą, ar vyksta demonstracija, ar keičiasi kadrai. Nes tai yra tylioji užduotis, tai negalima kalbėtis, o reikia visus savo partnerius perkelti į kitą pusę už virvės aukščio. Dabar aš tai paleisiu ir galite tenais man parašyti komentaro, ar matosi. Ir Nina, tai yra tavo klausimas, ar vyksta
demonstraciją. Vis dar viena foto, ta, kur jūs trysia stovit. Aišku, tai tada ir silpnas viskas reiškia, tai garsai praeina. Tvarkoj, supratau. Nesupratau. Iš gerų norų gavosi piš, kaip sakant, stabdom. Tai ten buvo prisilietimas ir kaip tik buvo gavo vieną nori. Gerai, naujokai kokių, jeigu esate čia, ar galite parašyti klausimukų, kas jums šiai dienai aktualu. Nes tas klausimas tai yra vis dėlto yra tiesiogiai jums ir tai yra platu. Man šiuo metu, kai aš jau virš 3 metų, kai aš dirbu samdau, man grįžti į pradžią ir prisiminti savo būseną šiek tiek gal ir sudėtinga. Bet padėti jums praeiti tos pirmosius sunkumus, tos apsisprendimus norėčiau tikrai ir būtų man lengviau, jeigu būtų iš jūsų kažkokie klausimai. Bent kažkas veikia. Jeigu dabar vyksta kažkokia demonstracija, dabar matosi, noriu rodiklės pagalbą parodyti, kur jūs turėtumėte rašyti tuos klausimus. Tai va, rodau, kad šitoje vietoje, čia, šitoje vietoje rašto, jūs galite rašyti ir paspaudęs Enter keliauja administratorius pateiks man tos klausimus. Nes gyvas pokalbis, kiek tai įmanoma jį pagyventi, man yra maloniau, negu kalbėti prieš kompiuterį ir jaustis, kad nevyksta jokia informacija atgal, negrįžtamoji. Taip, dabar galbūt dar norėčiau liesti tokį klausimą. Kaip naujoko nenoras arba, nežinau, nesusivokimas ateit pakartotinai išklausyti pristatymo, kad ir to pačio, nes sakyčiau, kad tai yra mūsų kaip temas. Norėčiau labai pavyzdžiui pateikti, kuo žmonės eina į bažnyčią. Tai tą kiekvieną sekmadienį, jeigu tas pats kunigas, tas pats pamokslas, ta pati situacija. Jie net dvasinio temą, vienas atsakymas. Tai vat mes, kad gautume palaikytume savo tą motivaciją, kuri mums uždegė priimėm sprendimą pasirašyti sutartis ar SMGO ir pasiekti čia, pasidaryti karjerą, pasidaryti kažkur daugiau ratą, pasiekti šiokios tokios finansinės nepriklausomybės, tai išlaikykime tą ritmą. Nežinau, kokių miestų žmonės klausosi, bet pavyzdžiui, kaip šiai dienai Kaune, kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, 6 valandą yra išnuomotas ofisas, kur vyksta susitikimai, dalykiniai pristatymai. Net šiuo metu ir kiekvieną antradienį, bet jau 6:30 galima išgirsti 9 pamokų ant servetėlių pristatymus, kurios kas savaitę vis periodiškai keičiasi. Tai yra, jeigu atėjus vieną išgirsit vieną, kitą savaitės antradienį išgirsite kitą. Nežinau, kaip sekančiam vasario mėnesio ar bus tęsiamas tas mokymas, painformuosime, ir pasiseksim per savo vaiką žmonės. Alio, kažkas eterį jungiasi. Klausimų nėra, matau, kad nėra klausimų, kad 22 intensyviai klausosi, bent perduoda informaciją, tai yra džiugu. Tai va, apie Kauno ofisą tiek. Vilniuje šiai dienai pagal mėnesio dienas kiekvieną antradienį taip pat 6 valandą vyksta pristatymai platesnė su produktų demonstracija, kur galima kviesti vilniečius. Ten kiekvieną dieną pats ofisas dirba, tai yra prekyba, kur galima jau suderinti su savo sponsorium arba su aukštesniu sponsorium pravesti dalykinius susitikimus. Ofisas dirba nuo 9 valandos ryto iki 6. Labai akivaizdžiai galima su žmogum pasikalbėti, padėti jam įsiregistruoti, akivaizdžiai parodant ir įsirinkti prekes. Tas yra patogu. Bet yra kitas niuansas ir minusas. Vilniečiai po to labai greitai aptingsta. Jeigu žmogus pasirašęs, matau klausimą, tai perskaitysiu, kaip pasakyti
kitam žmogui, kad jis ateitų į pristatymą. Gineta Janušauskaitė. Labai konkretus ir šaunus. Pirmiausiai, žmogui, jeigu tai jūsų pažįstamas, gal ir nereikia, kad jis ateitų į SM pristatymą. Pasiprašykite pas jį arba pasiūlykite jam pas save išgerti kavos arbatos. Aišku, prieš tai suderinkite su jų pasirašusiu žmonių ir sponsorium, kad jisai sudalyvautų. Tai va, Gineta, linkiu jums šituos kelis susitikimus padaryti namų aplinkoje pradžiai, kad susivoktų. O taip žmogui paprastai reikia galima net atvirai sakyti. Pagalvokite, kas jums asmeniškai sudomino FM Grow. Gal tai, kad produktas yra nuostabus, kad jis yra ekologiškas, kad neteršia gamtos, gal tas kainų skirtumas, pasakykit grinai savo asmeninės, emocinės būseną perkelti, jeigu tai yra gera draugė. Jeigu tai yra tik rekomenduotas žmogus ir jums yra nepažįstamas, Gineta, tai galbūt galima būtų kalbėti kaip trečiam asmeniui ir paklausti, pasakyti, man rekomendavo jumi, ar jūs žinote žmonių norinčių kažką tai nuveikti arba norinčių sutaupyti, bet tokia kažkokia lakoniška, kaip pasakyti, negana teisingai žodis lakoniška, tokia frazė atidirbti, su kuria stengstumėtės prie viso. O jeigu jūs klausia apie kai ir kas, tai sakykite, kad aš esu, tai yra normaliai skambina, bet aš esu naujokė, o visa informacija bus suteikta ofise. Ir ar jums patogu? Dabar žmogų labai reikėtų išsakyti į du variantus, į dvi, kaip sakant, kaip tam žirklių. Ar jums patogu, kaip pavyzdys, kad kalbame, sakyti, pirmadienį, ar jums patogu trečiadienį? Aišku, tai kalbant ir kviečiant tą žmogų, jūs pati turite turėti prieš akis savo darbo laisvą laiko grafiką ir siūlyti du variantus. Vienas ryte, kitas vakare iš susitikimo. Gerai, matau dar vieną klausimą. Ar dar kartą galite pademonstruoti, kaip Gmail'e padaryti adresų grupę, nes buvo tik fotografija ir garsas trukinėja. Ačiū, Robertas. Gerai, puiku, pabandysiu. Tik tai parašykit, ar tai vyksta, ar rodo, ar demonstruojasi. Nes aš kažkaip tai bandžiau rodyti filmą mokymus ir kažkodėl tai nevyko. Dabar einu dar kartą į Gmail'ą. Štai, dabar šitą atmesiu, nes mes einam jūs sugrįžysiu. Bet jūs dabar, Robertai, tik parašykit, ar matosi, ar vyksta. Bet aš dabar liktai transliuoju. Ar jūs matot mano pašto puslapį ir matot Gmail'ą. Laukiu Roberto komentaro. Kol kas nematau jo atsakymo. Tai, Robertai, laukiam jūsų komentaro, ar matot jau mano elektroninio pašto pagrindinį puslapį atsidarius. Čia dar kad garsas kol kas nematau, Vytautas Jusys. Ačiū, kad Vytautai padeda, bet tik kas čia dabar su ta transliacija. Liktai atrodo viską paspaudžiu, viskas tik tai vyksta. Ir Mina, jeigu mane girdi, ar nesikeičia vietoj nuotraukos, nieko kaip matau čia pas mane turėtų transliuoti. Nematau, Dovilė Balčinskaitė, supratau. Pabandau stabdyti, bandau vėl paleisti ir šią minutę žiūrim, kas vyksta. Taip, kolegų, jeigu kažkas tai jau pasikeitė ir matot ekrane elektroninio pašto standartinį variantą Gmail'o. Dabar matom Gmail'ą. Puiku. Ačiū. Tada reiškia demonstruoju. Atsidarius taip, užeinat su, bandysiu išlieka, nes iš tikrųjų galbūt vėluoja ir vaizdas, ir kita. Vat su rodiklyte yra parašyta iš didžiosios raidės EL paštas ir rodiklėlė. Čia reikia paspausti. Atsiranda 3 užrašai. Juodai elektroninis paštas, kontaktai, užduotis. Užduotis tai dar irgi neįvaldyta, bet tai irgi tai puikus galimybė. Mes spaudžiam ant kontaktai. Atsiranda kontaktų grupės tos, kurios yra standartiškai mano adresatai, būna dažniausiai bendraujami ir kiti kontaktai. Kad susikurti SM Grow ar dar kokias papildomas grupės, pavyzdžiui, lyderių pasivadinę kažko,
reikia pasispausti šitą eilutę nauja grupė. Kai jūs ją paspausit, ten atsiras, kaip pagėdavot pavadinimą ir įrašysit, koks jums malonus, ar FM lyderiai, ar FM group, ar FM trumpinys. Tada, kai jūs jau ta grupė atsiranda pas jūs, ta prasme, jinai bus tuščia, bet jau jinai bus su pavadinimu, spaudžiat funkciją naujas kontaktas eilutę, spausdintinėm raidėm. Paspaudus naujas kontaktas atsiranda čia, kaip galite aprašinėti žmogų. Vat jeigu aš paspaudžiu ant čia, kur mėlyna, čia galiu rašyti save dailius. Ir galbūt, jeigu aš žinau to žmogaus ir pavadę, Necevičius, pavyzdžiui. Viską net su lietuvišku šriftu, be jokių problemų. Toliau, čia rašot elektroninį žmogaus paštą, rašau nesąmonę, rašau čia, surašykit telefoną, geriausiai prie +370, tai kaptorinis kodas, 6 kažkiek. Adresą rekomenduoju būtinai pasirašyti miestą, nes kartais vardai pavardės kartojasi, tai ar Kaunas, ar Vilnius, ar kažkas, tai gimimo diena, tai jau pagal artimumą, bet sakyčiau ne. Čia yra dar svarbi labai funkcija, kur grįžtant atgal, pridėti pastabą. Aprašykite tą žmogų, ar iš kur gavot kontaktą, kaip jis aktyvus, neaktyvus, ar jisai kažkiek tai sutinklinių, ar jisai turi vaikų, augina kažką, koks jau užimtumas, kiek jis gali skirti laiko. Kaip sakiau, čia galima viską papildyti periodiškai esmė, kad jūs grįžtė visą laiką į kontaktus, jau savo grupę, pasispaudę, susiradę tą adresą, jūs matysite tą aprašą apie tą žmogų. Ir paskutinė funkcija, kuri svarbiausia, iš jį užbaigiant, ir neužmiršt, paskleidus, kur čia žmogeliai 3 sėdi, neužmiršt uždėti paukščiuką būtinai ant FM group, nepalikti ant mano adresą arba ant aktyviai naudojami. Ir tada paspauskit taikyti. Kaip pažiūrėjau, taip, matau klausimą, kiek tuoj pabaigsiu mintį, reiškia, paspaudus paukštuką, jau jūsų FM grupė ir bus priskirtas tas žmogus. Po to, eilė, kad einate vėl į praskleidėt kontaktai, paliečėt, grįžtat į paštą ir spaudžiat, kaip paprastai sukurt laišką. Ir va šitoj funkcijai, kai yra pridėti nematoma kopija, kai paspaudžiat, atsiranda BES raidelės, prasiskleidžia lentelė. Gal pradėti rašau, bet šitoje vietoje mano adresai, tai yra jūsų visa grupė. Pasiemat savo FM group ir galite čia po vieną sudėlioti paukščiukus, kariems nori, o galite iškart visiems paspausti visi ir paspausti apačioj atliktą. Visi adresai, kuriuos su laiku susirinkote ir aprašėte FM group, atsiranda čia. Čia pasirašot temą, parašot, kas ką norit, prikabina kokią norit ir paspaudėt siūsti. Aš dabar spaudžiu tik atmesti. Dabar aš šitą uždarau ir skaitau laišką. Ir klausimą, tai atsiprašau. Kaip užregistruoti naujus žmonės, jei Panevėžy platinimas FM produkcija distributoriaus kaina? Supratau. Stasė Kontrimaninė. Jūs susidūrėt, Stasė, su vadinamu taip įsireiškiant dempingu. Pirmiausiai, jeigu žmogus, dabar pabandau šiek tiek pabandyti, aš galiu parekomenduoti tų auksinių taisyklių, kažkas tokio, čia yra žmonių verslas ir kaip aš elgiausi. Jeigu tas žmogus, kuris pirko distributoriaus kainą, arba kalbėkime taip, jau žino, kad yra nuolaida, o pas mus įstojimas į klubą nieko nekainuoja, belieka žmogui labai elementariai ir normaliai pabandyti išaiškinti. Pasisiūlyti save kaip sponsorium, kaip į pagalbą, aš tau padėsiu, paaiškinti taisyklės ir pasakyti, kad tas žmogus, kuris jam parduoda be jokios registracijos, tai tik laikinas momentas, laikina situacija. Bet kuriuo atveju žmogus gali pasikeisti, ar išvažiuos, ar tas žmogus, kuris nepasirašė, išvažiuos. Ir tai yra, principė, labai dar elementus toks dalykas, galima išaiškinti, jeigu jisai parduoda tik distributoriaus kainą, o su tuo žmogu, tai jokio darbo ir paaiškinimo, kad tą produktą tai neegzistuos, nebus. Jis jokio suinteresuotumo, jis nori tik išstumti, galbūt net šiai dienai kokius nors preterminuotus, galbūt negaliojančią datą, ar kažkas tai tokio. Vis dėlto einama ant didelės rizikos, kai žmogus perka už tą vadinamą savikainą. Tai
koks čia rusiškas biznis. Dirbti kiaušinius, kaip sakant, ir juos pardavinėti turgui, ten luktus ar neluktus. Tiesiog, nežinau, tai yra trumpalaikis situacija. Ir iš tikrųjų to galbūt neišvengiamai pasitaikys dėl to, kad žmonės vieni neaišku, ko ateina. Ir va, čia labai mūsų kaip sponsorių arba tų žmonių, kurie kažką tai pasirašo, ir žmogus turi aiškiai apibrėžti tikslą, bent pasikalbėti, dėl ko jis rašosi pas jūs. Ar jis rašosi dėl to, kad po to savikina kažkur tai į kairę, į dešinę, kažkur tai pardavinėti, kažkam ką dalintis. Nu, toks mano būtų komentaras. Šitoks, kaip ką daryti, tai tik gerai dar užfiksuoti tą situaciją. Yra pas mus kompanijoje vadybininkė Irena, yra Kaune Zita Jasevičienė, kuri yra priskirta kaip pasakyti, etikos komisijos narė ir kaip iš etikos komisijos viena iš narių. Ir užfiksavus situaciją tikrai su faktais, tai yra pašalinimas iš FNG narių. Tai yra pilnai įmanomas ir tai, kaip sakant, tai yra konkreti priemonė. Ir atradus tai, kas su kontraktu dirba ir pardavinėja prekes žemesnę kainą, kaip sakant, platintojo, to distributoriaus kainą, neteisingai žodžiu, distributoriaus, ir tai daro sistemingai, tai yra užfiksuojama, tai yra labai lengva galima atsekti, pagal produktus ir serijas galima, tai reikia galbūt to užsiimti. Bet šiek tiek galvoju, galbūt būtų prasmingiau situacija su to žmogum, su kuris pasakė, kad aš ten perkuosi, nes čia dažniausiai būna, kad žmogus jums, kaip sako, atsisako rašytis ten tipo sutartį, va, aš čia gaunu savikainą, tai geriau su žmogum protingai pasikalbėti, bet jeigu jisai jau yra sugadintas ir nepriima tos informacijos, nieko čia nebepakeisi. Tai kol kas klausimų daugiau nėra, dėkui už išsamius atsakymus ir Mina. Čia man jinai padeda, matau 44 minutės, 1 minutė liko mano ateimo laiko. Labai būtų puiku, kad kol dar nesam eterį, jeigu neišgirdo kažkokių tai atsakymų arba kilo kažkokių klausimų temos sekančiam diskusijai, labai administratorė bus dėkinga, jeigu jūs parašysit savo pageidavimus, nes mes darom šitos webinarus, seminarus jums pagrindė naujokai, kad būtų aišku, kad išliktų motyvacija, nes kartais tas atstumas iš šiai dienai už lango pakankamai daug sniego, ne kiekvienas gali nevažiuoti, o gal net ir bijo pavažiuoti kažkur tai bent kažkiek. Svarbiausiai, kada prisimenu, svarbiausiai pasižiūrėkite naujokai į aktualijas, kad šiai dienai žinoma visažystė Dana Tunevič yra ir atliks demonstravimą mūsų nuostabiosios kosmetikos. Ir 28 dieną Kaune, 11 val. 29, kiek žinau, Kupiškyje valandą ten yra po pietų, o kitos tos dienos, ir dabar iš atminties negaliu pasakyti, yra Šiauliuose ir Klaipėdoje. Į aktualijas įeikit, tikrai išnaudokite šitą renginį. Čia jisai yra nemokamas, 1,5 valandos, pasakykit žmogui, kad tai yra daugiausiai, aišku, tai įdomus gražiosios lyties atstovas, pasakykit, kad tas renginys nemokamas, tai gaus daug puikios informacijos. Antras dalykas, jūs ir patys asmeniškai sudalyvavę įgausite tokių žinių ir kaip elgtis su katalogu, kaip pardavinėti prekes, kas po ko eina. Gerai, atiduodu žodį ir Minai. Noriu padėkoti klausiusius žmonės. Matau, kad iškentėjo ir išlaikė kantrybės 20 žmonių. Atsiprašom už techninius nesklandumus, kad kalbėtis kažkas tai ar nesigirdi, ar nevyksta demonstravimas, nes kas gal ir ne nuo mūsų, gal mes irgi dar tos patirties neturim. Žodis ir Minai. Ačiū, iki. Dėkui Dailiau už webinarą ir tikiuosi šį savaitgalį bus Kaune, Klaipėdoje, tuose kosmetikos pristatymuose daug žmonių. Tai ką tada, viso gero visiems ir iki kitų kartų.